Sveiki, aš esu Ignas Juozas Tubutis, gamtos fotografas ir su manim šiandien yra Valstybinių miškų urėdijos miškininkas Arimantas. Pristatykite. Taip, aš esu Valstybinių miškų urėdijos Šilutės regioninio padalinio vyriausias miškininkas Arimantas Jurjonas. Šiuo metu esame Šilutėje, Aukštumalos pelkėje. Ir kuo yra ypatinga būtent ši pelkė? Kodėl būtent nusprendėte su manim pakalbėti čia? Visų pirma, Aukštumalos pelkė yra viena iš pirmųjų, ar net pirma pelkė ištyrinėta pelkėtyros. Buvo toks Weberis, vokiečių botanikas, pelkėtyrininkas, kuris 1902 metais išleido knygą būtent apie Aukštumalos pelkę. Ir praktiškai yra skaitoma, kad nuo to prasidėjo išsamesni tyrimai, kas susijęs su pelkėdara, pelkėm, jų raida, domėjimasis pelkėm. O kas iš viso yra pelkės? O kuo jos yra ypatingos? Pelkė yra atskira ekosistema. Ne? Ir esminis pelkės bruožas yra tas, kad čia susiduria ir sausuma, ir vanduo. Ne? Nes šiaip įprastai vandens yra atskiros ekosistemos. Atskiros ekosistemos yra sausumos, o būtent pelkė apjungia į vieną. Tai galima sakyti, kad tai yra mišri ekosistema. Plius pelkės formuojasi, sakykime, ar ne, ir gelam, ir suram vandenį. Tai vėlgi priduoda didelę išskirtinę biologinę įvairovę. Taip. O jūs minėjote apie pelkių formavimąsi. Kaip iš viso prasideda pelkės? Kaip jos atsiranda? Iš kur? Kas yra būtent pradžia pati? Pats pelkės formavimasis yra, sakykime, vandenį susijungia vanduo ir sausuma, ar ne? Tai va, ir, sakykime, dabar auga augalai, ar ne? Ir jie pelkėje, augalas sugeria CO2, ar ne? Taip. Ir, sakykime, baigia savo gyvavimo ciklą ir, sakykime, miršta, ar ne? Taip. Tada prasideda natūralus irimo procesas. Dabar vandenį tas procesas sulėtėja, nes jis apyra, jis nukrenta į vandenį ir tas sulėtėja arba iš vis pranyksta. Tai va, iš tų nuokritų, iš šitų augalų pradeda formuotis durpė. Ir taip pradeda formuotis pelkės. Tai kaip suprantu, durpė yra pati bazė visų pelkių. Durpė vėl, kaip ir produktas šitų negyvų augalų visų. Ne? Tai, iš esmės tai taip. Gerai, tai Arimantai, aš pakeliui čia, mačiau tikrai labai daug paukščių rūšių visokių. Kokios yra pagrindinės paukščių rūšys, kurias peri čia? Sakykime, daug paukščių rūšių išskirtinai Aukštumalos pelkėje kaip ir nėra. Yra, sakykime, perintis ar migruojantis. Tai, tarkim, galima sutikti teterviną, galima sutikti dirvinį sėjiką, galima sutikti gervę pilkąją, galima sutikti didžiąją kuolingą, balinę pelėdą, jūrinę erelį, nes čia pas mus jų pamary daug. Taip. Tai čia neapsiriboja vien Aukštumalas, sakykime. O vat koks yra, pavyzdžiui,
pats rečiausias paukštis arba gyvūnas, kurį esat matęs čia, kaip miškininkas? Geras klausimas. Turbūt teterviną. Tai esat matę savo akimus? Jo, bet iš tolo. Taip. Iš arti. O gerai, mes pakalbėjome apie paukščius, o kokių čia iš viso gyvių? Kokių iš viso gyvių pelkėse dažniausiai būna arba gyvena? Kokie žvėrys, kokie mažesni vabzdžiai? Kokie yra dažniausiai gyventojai? Ką mes čia galim pasakyti? Pradėkim nuo didesnių gal. Briedį galima sutikti, Taip. ar ne? Galima sutikti vilką. Čia jau retas. Šiaip iš principo ne mes vilką sutinkam, vilkas mus iš toli mato, tai jeigu jis leido pamatyti, tai leido save pamatyti. Sakykim, vandens, aišku, bebrai jie daugiau čia pelkės pakraščiuose, galbūt toj pačioj pelkėj ne tiek. Ūdrą galima sutikti. Toliau, kas dar išskirtinio yra, šikšnosparniai yra 3 berods rūšis, tai nakviša ir šitie šikšniukai. Taip. Girdėjęs. Taip. Paskui, kas iš smulkios faunos yra driežiukai, kūdrinę varlę galima pamatyti, dūsios, machaoną, drugelį galima pamatyti. Tai taip pat esu girdėjęs, kad pelkėse gyvena, kaip ir auga tokie augalai, kurie minta kitais vabzdžiais. Ar čia yra tiesa? Taip, būtent saulašarė kaip augalas ir minta vabzdžiais. Taip. O būtent jūriniai ereliai, jie čia yra reti? Kaip žinia, pas mus turbūt nėra jie reti, nes ir čia va matėm skraidantį, pakilusi jūrinį erelį. Pas mus yra tikrai jų labai nemažai perinčių porų, nes vis tiek tai ne viena pelkė Šilutės regioniniam padaliny. Mes turim dar Svencelės pelkę, jinai yra irgi aukštapelkė. Taip. Po to mes dar turime Žalgirių mišką, kuriame yra Rupkalvių telmologinis draustinis. Tenai šita aktyvi aukštapelkė yra nedidelė, ten apie kažkas tai 150 hektarų ploto. Po to mes dar turime Medžioklės pelkę, kur pusiau yra dalis padalinta į rezervatą, o dalis yra draustinio. Ir dar turim Pleinės pelkę. Taip. Tai va, lyg visas išvardinau, nes tikrai nemažai tų pelkių pas mus ir žemupys. Taip. O kokia jūs manot yra šitos pelkės ateitis, būtent į ateitį? Čia susijęs su jūsų vykdomais darbais čia, bet kaip jūs manote ateityje šitą pelkę turėtų atrodyti? Kadangi vis tiek šita pelkė, ar ne, yra jau natūrinė teritorija, patenka į Natūra 2000 teritorijų sąrašus. Ramsaro konvencija ją saugo. 95 metais buvo įsteigtas telmologinis draustinis. Taip. Tai, sakykime, buvo sustabdyta durpyno ekspansija iš rytinės pusės. Tai dabartinis šitos pelkės statusas iš principo turi pilnas galimybės išlikti ir net yra noras, kad jos ta būklė gerėtų nuolatos. Už tai mes, sakykime, iš savo pusės valstybinė miškų urėdija atliekame sumedėjusios augalijos šalinimą. Kiekvienais metais apie 6 hektarus, kadangi sumedėjus augmenija ypatingai garina drėgmę ir, sakykime, kad pelkei išlaikyti atitinkamą vandens kiekį, tai nepadeda. Kitas dalykas dar yra, sakykime, dedamos užtvaros. Vėlgi, kadangi rytiniai pusiai buvo dalinai pelkė bandyta, paruošta, jau buvo mąstoma eksploatacija, ar ne? Ir, sakykime, buvo to atsisakyta
Ir būtent šitose kanaluose visur yra pastatytos užtvaros, kad vanduo nebeišbėgtų iš pelkės, o paliktų pelkiai. Ir sakykime, tas būtent rytiniai pusiai, kažkur apie 150 hektarų, sakykime, ta pelkė, pati aukštapelkė yra šiek tiek degradavus. Taip. Ir, sakykime, tas noras ir būtų maksimaliai atkurti ją. Kiek tai įmanoma su visom realijom, todėl kad vis tiek šalimais yra veikiantis, funkcionuojantis durpynas, kur išgauna durpes. Taip. O Rimantai, šiuo metu mes einam ir daugiausia medžių, kiek aš matau, yra beržai. Ar čia yra pagrindinė medžių rūšis būtent šitoje pelkėje? Ar jų yra daugiausia? Ne, šiaip tai pelkėse daugiausiai turbūt pušelių yra, nes čia ir matosi. Beržų vis mažėja, kuo daugiau. Beržai iš principo yra ir tas jų dydis ir tose vietose, kur jinai yra labiau degraduojanti pelkė. Ar ne? Yeah. O taip, sakykime, tos pušelės. Netgi tos mažos pušelės, šiaip jos nėra nekaltos, nes jos vis tiek atlieka tą procesą išgarinimo ir jeigu yra stiprus apžėlimas, tai jos vis tiek atlieka tą savo juodą darbą pelkės sausėjimui. Pačių pušų aukštumaloje irgi labai daug yra net keli porūšiai. Rimantai, o sakykit, o prie ko mes čia priėjom? Kas čia per plastikinis bortas? Kokia prasme? Labai geras klausimas. Čia yra dirbtinė užtvanka, būtent tokiom užtvankom, užtvarom, reiškia, yra reguliuojamas hidrologinis režimas, atstatomas tiksliau. Nes tai yra patvanka ir neleidžia iš pelkės išbėgti vandeniui. Taip. Reiškia, sustabdom natūralų jos sausėjimą. Taip. O tai bebrų neužtenka šitam darbui? Bebras dirba savaip ten, kur jam patogiau, o mes, kaip sakyt, turim patvenkti ten, kur mums reikia. Tai bebrui nepasakysi, kad būtent čia reikia. Taip. O sakykit, kokie yra patys pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidurėte prižiūrint pelkės? Patys pagrindiniai iššūkiai? Darbų specifika turbūt, nes vis tiek darbas yra sudėtingas, bet to klimatinės sąlygos diktuoja šitas naujas tendencijas, kad žiemą kaip ir neužšąla, to šaltos žiemos būna mažai. Ir sakykime, pati ta darbų specifika, nes iš principo, jeigu medžius šalini, tu juos ir palieki gamtai, mes tikrai jų neimam, nes nėra jokio tikslo, nei tai ūkinės vertės, iš to nėra nieko, tai yra viskas atiduodama gamtai, kad jos liktų ir suirtų. O šiuo metu mes einam pro pelkę ir kai kuriuose vietose jie atrodo kaip ir labai sausa. Ar visada tai būna? Visais metų laikais čia būna sausa. Dabar pati pelkė iš principo yra kaip po kempinė, įsivaizduokim. Ir, sakykime, kai daug vandens, kempinė vis geria tą vandenį ir po to, kai jau yra perteklius, išbėga vanduo. Taip. Jis nebeužsilaiko. Tai, sakykime, pelkiai reikia vandens. Ir jeigu dabar didžiausia problema, sakykime, mūsų dabartinės žiemos, nebelieka storos sniego dangos, ar ne, kuri tirptų ir smarkiai užmaitintų. Krituliai, jie vis tiek, kadangi apypelkiai, visi pakraščiai yra numelioruoti. Tas vandens nubėgimas sustabdyti yra iš tikro sudėtinga. Pelkė praktiškai turi būti absoliučiai izoliuota tada, ne? Taip. Ir sakykime, dėl tos klimato kaitos, dėl to intensyvaus garinimo, taip atrodo, kad jinai pakankamai sausa yra. Plius šitoje atkarpoje, kur einam, aš kaip ir minėjau, tai yra šiek tiek degradavus. Taip. Ne, pelkė. Ten jau mes toliau paeisim, tenais jau bus ta tikra aukštapelkė. Nes, kontrastas bus, tarkim, ką mes matom čia, kaip atrodo, ir pamatysim, kaip iš tikrųjų atrodo, kaip jinai turi atrodyti. O kaip žinom, kiekvienais metais vasaros vis karštėja. Tai ar tai turi tam tikrą poveikį pelkėm, būtent Lietuvos? Tai kaip ir minėjau. Būtent karštis, garinimas, ar ne? Bet, sakykime, lygiai taip pat pelkė, jeigu jinai normaliai užsimaitina vandeniu ir jinai iš principo galėtų veikti, jinai kaip rezervuaras yra. Taip. Ir jinai po truputį tą vandenį išgarindama, paleisdama, ar ne, gali suteikti mums vandens.
Taip. Tai va, tai čia irgi toks esminis dalykas, kuom tos pelkės mums yra naudingos. Nes, tai yra tiesiog kaip vandens kempinė, kuri sugeria ir per laiką tą vandenį atiduoda. Taip. Bet jinai turi būti pilnai funkcionuojanti ir gauti pakankamą kiekį, kai jinai galėtų sukaupti visų pirma to vandens. Jeigu jinai nesukaupia, tai nelabai ką ir atiduoti yra, ar ne? Tai va, Arimantai, kuo yra svarbios pelkės? Kodėl jos turi būti saugomas ir prižiūrimas? Tai sakykime dabar šita pelkė, kur mes vaikštom, Aukštumalos pelkė, yra vieninteliai 3 augalai, kurie randami šitoje aukštapelkiai: šukinis kiminas, minkštasis kiminas ir tyrulinė erika. Aišku, Aukštumalos pelkė yra ir kitų augalų, kurie sutinkami ir kitose pelkėse. Sakykime, saulašarė, raistinė viksva, viržių galima rasti paprastąją tekšę, ir kitus. Nes šiaip iš principo yra apie 200 skirtingų augalų rūšių šitoj pelkiai. Taip. Tai aš dar esu girdėjęs, kad čia kaip mes einam pro kelis šitus augalėlius, kad kai kuriems yra net iki 100 metų. Ar tai tiesa? Taip, tikra tiesa. Sakykime, šitos pušelės, kur mažos, jos atrodo kaip ir jaunas, ne? Bet jom iš tikro gali būti ir 100 ir netgi daugiau metų. Čia iš principo tokie kaip natūralūs bonsiukai, ne, pušies gaunasi. Taip, ir čia kai kur dar matau pėdsakus ant pačių samanų. Ar galima nuo šito tako nueiti, kuriame mes einame? Geras klausimas. Iš tikrųjų, kodėl mes einam taku? Kam tas takas padarytas? Tai takas tam ir padarytas, kad mes vaikščiotum taku ir negadintumėm susiformavusios augalijos sluoksnio. Kad būtų kuo mažiau intervencijos į pačią pelkę. Tai būtent nuo tako nulipti negalima? Ne. Taip. Ir reikia paminėti, kai būna sausa tikrai ar ne. Ir, sakykime, niekada nerūkyti, nedeginti ugnies, nemėtyti stiklo, kad nesukelti gaisro, nes gaisras durpynė yra be galo pavojingas. Nes mes turėjom 2012 metais, kai čia buvo tikrai labai smarkus gaisras ir buvo labai daug nudegę. Aišku, gamta pati susitvarkė, atsistatė. Sakykime, ir galbūt tai kažkiek padėjo ir biologinių požiūrių, nes gavo pasireikšti augalai, kurie būtent po gaisro išlenda. Ar ne? Tai aš kaip suprantu, sausą durpyną yra labai sunku užgesinti, taip? Taip, todėl kad reikia suprasti, kad durpynas jisai nedega paviršių, jisai dega giliai. Ne, ir netgi, pavyzdžiui, gesinant yra be galo pavojinga, nes tu, tarkim, gesini ir, sakykime, tu nežinai, kada gali prasmegti, tarkim, į bedugnę, kuri yra išdegę. Tai va, tai ir noras, kad ir lankytojai į tai atsižvelgtų, nes, sakykime, jau pats pavojus kyla ir iš rytinės pusės, kadangi durpynas intensyviai dar dirba. Ir, sakykime, tenais jie puikiai laikos visų reikalavimų, bet žmogiškosios klaidos ar kažko yra faktorių, kurių mes negalim numatyti. Tai Rimantai, esu girdėjęs, kad pelkėmis tam tikrų laikų galima ir vaikščioti ir rengiami žygiai. Ar tai yra pavojinga? Su gidais, kurie tą išmano, kurie turi licenzijas, kurie pažįsta pelkę, tai nėra pavojinga, nes jie žino vis tiek takus, kur eiti, žino visas, kaip sakyti, saugumo taisyklės. Tai ir tai pakankamai populiarėja. Aišku, tai nereikia perlenkti lazdos, čia tai negali būti masinis noras.
Bet galimybės yra, jos yra suteikiamos ir tai nėra labai kažkas tai pavojinga ir to reikia tiesiog atitinkamos aprangos ir viskas ir pirmin į gamtą. Saulašaris matos, tos raudonos. Tas raudonas? Mhm. Čia sakykime, tai dar mažai yra, turėtume prieiti, kur jų žymiai daugiau yra. Taip. O ko būtent jos daugiausiai? Minta vabzdžiais. Taip, bet kokiais musytėm visokiom? Nu, taip, smulkiais tokiais. Taip. Geras. O būtent kokiu metų laiku yra patartina aplankyti pelkes? Kaip jūs manot, koks yra geriausias laikas pamatyti pelkę? Šiaip pelkė visais metų laikais turi savotišką grožį. Ar ne, galbūt žiemą yra šiek tiek nykiau, kadangi viskas balta sustingė. Bet netgi ir ten galima atrasti visą tą, sakykime, pelkės tylą, ramumą, atsisėdus. Visą grožį. Ar ne, jo, tai, sakykime, kai būna intensyvus viržių žydėjimas, pasižiūrėti, kaip viržiai žydi. O tai vyksta pavasarį, taip? Viržiai va ir dabar šiek tiek žydė, aišku, jau nebe taip intensyviai. Sakykime, ir pamatyti saulašarį net nežydė. Va kaip tik priėjom vieną iš ežerėlių. Taip. Ir pats apžvalgos bokštelis prie ežerėlio stovi. Tiesiog padaryta tokia graži vieta. Ne, tai bokštelis padarytas tam, kad būtent žmonės pamatytų šitos natūralius ežerėlius, kurie susiformuoja iš kritulių. Tai yra iš principo gėlas vanduo ir labai švarus. Aplink juos, sakykime, augalija nėra tokia išskirtinė kažkuom, ar ne, ta įvairovė sumažėja. Gerai, tai apie ežeriukus pakalbėjom, bet aš ten tolumoje matau, kad vyksta kažkie darbai, kažką kasa. Kas ten tiksliai yra? Tai va, tenais, čia yra rytinė pusė pelkės. Ir visoje šitoje rytiniai pusėje dar tebe vyksta durpių gavyba. Ir dabar va, ten matom, kaip dirba, kaip krauna durpės į karavanus, kuriuose yra sandėliojamos durpės. Ir, sakykime, būtent priešgaisrinių požiūrių šitie karavanai yra vieni iš pavojingiausių, nes, sakykime, ten yra sukauptas didelis kiekis durpės ir jau jeigu dega, tai būna didelė problema, nes labai sunku užgesinti yra.